Už idėją iš visos širdies. Varom už Lietuvą. Visi iki vieno. Sveiki visi. Kai tik tai šiek tiek atsipūsim su savo kamuoliuku, tęsim žygį Kuršėnų link ir pasižiūrėsim, ką kamuoliui paruošė kuršėnai. Stovim, laukiam krepšinę, kad Lietuva laimėtų, aišku, pirmą vietą. Linkim daug sėkmės. Daug parašų, daug prakeliavo. 1000 kilometrų kiek metus. Kad daugiau, visiems laimės, sėkmės, prašom. Mes visi varom už Lietuvą. Ir mums, kad svarbiausia, kad mano nuomonė, kad Lietuva, nesvarbu su kuo žais, bet kad svarbiausia žaistų finale. Įžaidėjai dega, krepšinio dvasia, sutinka ir išlydi su pergalės svaja. Be traumų, be sunkumų, uždekit lietuvius. Laimėkite Europai, sutriuškinkit visus. Labą dieną pirmiausiai. Aš esu iš Telšių ir laimėjau radio centre paskambinusi marškinėlius, bei buvau pakviesta dalyvauti žygyje Varom už Lietuvą. Iš tikrųjų galvojau, kad vakar reikės bėgti Telšiuose, o pasirodo buvo numatyta darbo diena šiandien bėgti. Tai nuėjus pas viršininką, paprašiau, ar galima bėgti. Tai mūsų Telšių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininkas Paulauskas pasakė, be problemų, varyk už Lietuvą. Čia bus labai didelis renginys. Mes visi perduosime savo energiją kamuolį ir persisime jį per Kuršėnus. Ir toliau šis kamuolys nueis pas mūsų garsiuosius krepšininkus. Tikimės, jog jis mums padės laimėti čempionatą. Šiandien mes baigiam savo dieną ir kamuoliukas jau patraukė miegoti ir buvo tikrai labai įspūdinga, kai kamuolys per visą rankų virtinę keliavo iš rankų į rankas. Tai buvo fantastiška, ačiū Kuršėnams, o mes susitiksime visai netrukus, jau rytoj. Žiūrėkit, kur mes būsim. Už idėją iš visos širdies. Iki. Varom už Lietuvą. Visi iki vieno. Žygį garsina TV3 ir Viasat. Žygio partneriai – naujienų portalas Delfi, 20-metis radio centras. Varom už Lietuvą ir jokių problemų nėra. Davai visi prisijunkėt.